Mūsų amžiaus didžiausia problema - nanoplastikas, mikroplastikas. Pradeda populiarėti tema ir nebereikalo. Jau mano vaikai greičiausiai vaikų sveikų negalės turėti, jeigu mes neišspręsime plastiko problemos, bet ne iš ekologinės netgi pusės, o iš poveikio žmogaus organizmui pusės, kur pagrindinę problemą sudaro elektrostatinis krūvis, pasirodo. Iš principo mums reikia rasti sprendimą, kad neutralizuoti elektrostatinį krūvį. Kad suprast problemą, reiktų peržiūrėti šitą filmą. Aš paleisiu jį. Labai įdomus filmas, galiu iškart pasakyti, kuo įdomus, vien jau grafika. Jį tiesiog yra įdomu žiauriai žiūrėti, nes ten pavaizduoti tie visi kaulai, ten ląstelės, kaip tas mikroplastikas ten praninka, kaip jisai veikia, pavyzdžiui, mūsų širdį, ir ten daug tokių dalykų yra. Būtent jo detaliai išnagrinėta poveikį žmogaus organizmui, ir ne tik žmogaus organizmui, kaip jisai sąveikia gamtoje, biosferoje, visur. Gaila, kad kol kas tik tai anglų ir rusų kalbomis, bet tikrai, netgi tie, kurie biologiją mokosi, kurie biologiją kažkiek nori sužinoti apie pačias ląsteles, čia galima tiesiog iš to filmo imti iškarpas, fotografuojant apie žmogaus organizmo sandarą. Aš šokė, iš tikrųjų, nuo pateikimo filmo ir nuo tos informacijos, kas ten jame buvo paaiškinta. Todėl, jeigu norit praplėsti savo akiratį o dar geriau padėti išplatinti šitą filmą, aišku, pažiūrėkit patys, aš garantuoju, kad abejingi neliksit.